Sveikučiai, kur buvęs, kur nebuvęs, štai ir Rasius vėl į eterį išlindo. Tai norėčiau pasveikinti visus su artėjančia vasara. Ir pas mus Montafone atsidarė jau vasaros sezonas. Jau nuo vakar šeštadienį, šiandien sekmadienis, 24 gegužės. Ir jau mūsų Golmo, mūsų kurorto keltuvas jau kiekvieną dieną dirba. Ir iki spalio 18. Kasdien taip ir dirbs. Tai ta proga pas mus ilgas savaitgalis, pirmadienis rytoj nedarbo diena yra. Labai geras oras, labai daug turistų privažiavę ir atostogautojų kalnuose su vaikais, su visokių. Nu ir aš tą progą išėjau į žygelį savo pirmąjį šiais metais, tokį rimtesnį. Tai va čia dar takai, kad pirmas einu niekieno dar neįta. Šituo maršrutėliu mano tikslas yra Liūnerzė šiandien. Galvoju iš pradžių biškį vėlokai startavau, galvoju gal ne trumpesnį, bet kažkaip pasižiūrėjau, kad pabandysiu pataikyti vietoj 7 valandų pasidaryti 5 valandų žygį ir spėti į tokį autobusėlį, kuris jau savaitgaliais kursuoja. Vat ir praėjau iš va ten, jau nebesimato. Žodžiu, ten slėniai susikerta ir 2 valandas, jeigu spėsiu 2 valandos laiko sutaupysiu ir turėsiu labai gerą pasivaikščiojimo laiką šiandien. Salelė kokia graži. Tai vat, padarysiu dabar eigoje dar kelis video ir nežinau, net neįsivaizduoju, apie ką aš šnekėsiu, bet vat šitą vietą noriu parodyti. Čia dariau pernai, pamenu, prie šito krioklio ir čia jau ir pasakoju apie tai, kaip patekti į tokią kaip ekrano užsklandą. Screensaverį, kur tokį 3D, kur išeini tokį kaip kaip čia dabar lietuviškai pasakyti, už veidrodžio tokio išlysti, kur tiesiog iš civilizacijos išeiti, kur nieks tavęs nemato, bėga tik tai kalnų upeliai, supa kalnai, nėra nei vieno žmogaus. Mačiau vieną bėgantį kažkur ten, kai leidausi nuo perėjos, ant perėjos 2 žmonės juda, tai aš nuo tos perėjos irgi leidžiusi, dar manęs laukia dar 3 perėjos be šitos. Ir patekau čia į tokį ekrano užsklandą. Nu ir tą progą jau atsidarėm, mes nuo kito savaitgalio galima pas mus atvykti, paatostogauti, paiškilauti, pasivaikščioti kalnuose, pavažinėti kalnų dviračiais iki spalio pabaigos. Ir jeigu kas norėtų, tai įdėsiu į Facebooką, kad daugiau bičiulių pamatytų. Jeigu kas norėtumėt vasarą atvykti, tai visus mielai kviečiu. Vietų dar yra labai daug, bet jau prasidėjo pirmi bukinimai. Tai kol kas tikrai dar turiu daug ką pasiūlyti. Ir parodysiu jums truputį vaizdų. Čia už savaitės vasarą startuoja, bet jau čia tai visą laiką dar ir birželį galima pas mus mėgautis pavasariu. O čia tik pavasaris prasidėjo, pilnas sniegas dar visur.
ypatingai va čia šiaurinė pusė. Mačiau, va, dabar nesimato, bet va ten pirmas, antras kalniukas į kairę, biški žemesnis. Mačiau, ten nuo jo yra ir skitūrininkų. Spėju, kad vakar leistasi. Tai yra keltuvai atsidarę, tai dar netgi išpratėjusiems freerideriams tai dar yra progų pavarinėti, kai kur su kailiukais biški papušinti į kalną ir pasileisti. Tai toks štai bus mano pirmas šio vasaros sezono vaizdainis. Tai linkiu visiems pasiruošti vasaros nuotykiams ir pasimėgauti taip smagiai šią vasarą, nugalėti, išeiti iš namų, išeiti iš komforto ir praplėsti savo galimybių ir norų ribas. Ledinis vandenėlis, bet aš kitoj vietoj prie Liūnerzė įlysiu kojas pavėsinti. O dabar turiu jums dar kartą geros vasaros ir susimatysim.